kvapas dingo šaldytuve. Po valandos laiko. Žinai, kai būna smirdas ir va šitas dalykas. Vienas burbulas mėnesį laiko galioja. Ar ne? Tai va tokius galima į lentynėlės išsibarstyti, kur nori, o galima ir vieną tik tai įdėti. Puikus dalykėlis labai. Iš tikrųjų, ir kaina jo 5 svarai. Tai šitokio dalyko. Bet yra dar vienas dalykėlis irgi, ką mes turime dėl kvapo pačio. Jums paduoti? Ne, aš žinau, kur jisai padės. Man viskas porядku. Monarda plus. Ai, kažkaip školas. Tu čia nevaikščiok po to, nevaikščiok. Aha, kada jau pavėsinės dėžušinės. Ne, nu tas geras labai kilnios iš tikrųjų. Jo, ir tu pavaikščiok ir pasakyk, kaip tavo savijauta bus. Davai. Čia televizorius. Guli, žinok, ant jo. Jo. Čia yra pagal šitą, Jėzau, kaip ten, Juicy Dog, koks tenais tas keiksmažodis. Monarda plus. Reiškia, galima juo purkšti šaldytuvą. Ar ne? Jeigu nepamiršti, bet šitą kai dėsi, tai spakaina galva, žinai, kad tau jau padėjai, žinai. Va. Galima šituo vat purkšti. Dabar apie šitą tarpį papasakosiu, ką sužinojau naujų dalykų. Dėl ko pasiėmiau dar ir anticeliulitinį kremą 2 viename. Ar ne? Pasirodo, su Monarda purški čia, čia, kad nebūtų. Kam celiulitas, tai dar ant celiulito. Tada imu šitą kremą, išsitepu kaklą tam, kad neatsirastų pabarzdys antras ir anticeliulitinį va čia stepu rytais ir vakarais. Va. Šito nieko nerasite aprašyta, čia vėlgi aš išgirdau per seminarą. Už tai ir nešiojuosi savo, jau baigėsi, užsisakysiu kitą savaitėlį. Labai geras dalykas. Iš tikrųjų aš esu patenkinta. Anksčiau aš šito nežinojau. O dabar ką žinau, tą dalinuosi su visais kartu. Teisingai, jisai nėra pigus. Jisai kainuoja 50 svarų. Bet jo užtenka metam laiko. Juk daug nereikia labai. Čia reikia išmokti naudoti, nes aš kai daug patepiau, tai man gausi jau per visur aš čia. Tada, žinai, nors kitą nors įsitrink, pasidalink. Bet čia geras dalykas. Ta viena bunkutė 50 svarų. O šitas kambariam čia. Ne tik kambariam. Ne tik kambariam. Ir šaldytuvui. Ir pas ką yra pelėsis, pavyzdžiui, spintoje, kruopos, kur. Nes aš turiu to. Čia kas rūko namuose, kas rūko mašinoje, tai labai gerai naikina kvapą. Šitas kainuoja 8 svarai. Bet dabar papasakosiu dar vieną dalyką. Man vienas vyras nusipirko šitos 2. Gavo jisai užvakar. Gavo ryte, vakare jau jis man rašo atsiliepimus, supranti, Ramunė, kaip nuėmė pelėsį, sakė, kažkas tai nerealaus, nes pas juos yra labai pelėsis kampė viena. Tai iškėsi, kaip reikia daryti, išpurški, ar ne, su kempinėlė išvalai, tą kempinėlę išmeti. Praėjo 2 valandos, vėl išpurški, kas 2 valandas, va šitaip. Jis vakarė man parašė, sakė, aš ką nebandžiau, kokią chemiją aš nebandžiau, man niekas taip neišėmė. Ar tikrai, nes pas mane vonioja toks pelėsis. Ką aš jums pasakysiu? Man sakė blyčių naudoti. Šita priemonė, jinai yra nuo juodojo tragiško pelėsių. Juodasis pelėsis niekam nepasiduoda, absoliutiškai. Darė fabrik darbuotojai testus tokius, supranti, kur jį nekiši, tas pelėsis, jis ant tiek gajus, jisai prasimuša pro bet kokią chemiją. Jie tą pelėsį dėjo į tokį chemikalą, kad įdėtų žmogus sieros rūgštį, mes ištirtumėm. Šitas ne. Tu supranti, praėjo kiek laiko ir jisai vėl subujo ir jo tiek daug pasidaro, nes juodojo pelėsio pora 21 dieną dauginas. Jinai skraido oru, mes jos net nematome. Tai va, taip, kad vienintelė, tai tik Monarda plus, jinai Nobelio premiją, tarp kitko, gavosi šitas dalykėlis yra. Nu, aš paimsiu, jeigu nuims, tikrai Facebooką įdėsiu, nes kad mane vonioja baisu. Nu, tik tikrai, pas mane vonioja dalės, kaip pasakė, nėra ventiliacijos. Ok, parašau dabar Žanai. Koks čia numeriukas bus? 11153. 11153. Mojų vannų vidėlių iš tokias vannai. Vonia graži, plytelės, viskas, bet viršui, kas darosi, tai ten... Monarda plus. O jums
dėl rūkymo reikia, dėl rūkymo tai yra kas prie daržovių, kažkur tai dirba, ar ateina moteriškės, nu, Juodos jo būna sėdži, daržekas tikrai. ar ne? Jeigu vyrai dirba prie automobilių, su tepalais išsitepa, ar ne? Jeigu barščius darėte rankos raudonos, ar ne, gėlės sodinate, kas dar, dažėte, pavyzdžiui, sienas, ar ne? Tai веду это с Ольгой встречусь, приведу ее сюда, сказать, может, Хорошо, давай. Tai mergaitės eina pirmas, tai yra giluminis. Tas šveitimas, kaip pas mus yra vat rūgštis, tai čia vat ant rankų reiškiasi. Ištepate juo, galite užsidėti paprastą pirštinę, tokios būna celofaninės pirštinės. Greitesnis poveikis. Galite taip sėdėti, bet tiesiog greičiau bus. Užteks tada 10 minučių pasėdėti. Kai nusimsit pirštinę, tada dėsite antrą žingsnį. Čia bus pilingas. Nueis visa sena skūra, viskas. Tepalo nei žymės neliks. Rankytės baltos, gražios. Nuplaunat ir paskui pamaitinate kremuku. Nuostabus dalykas, žinokite. Ir kaina jo yra tik tai 12 svarų. Taip, kad einant dovanų, kažką pamaloninti, tai yra labai labai gerai. Iš tiesų. Nuostabus dalykas. Ir kvepia. Ir vienas vyras pas mus ėjo į kaip pabandyti ant jo, kad paprašėme, suprantėjome merginos dvi ir vienas vyrukas, žinai, tai mes jį išnaudom su tepalu, vieną ranką, žinai, nes tepa buvo kokia 10, kad jisai įsigertų tas tepalas, nežinai, gali sakyti, ai čia nais biški pabuvai ir viską, supranti. Nuėmė kuo puikiausiai. Printerį, kai keiti, pavyzdžiui, aš žinau, aš būnu visą kaip mokinukė, suprantys, įsipėskiojus ir ką nedarai, nepadeda. Su pieštuku aš tada išsiemu, suprantyva, bet gaunasi vieną vietą įsiemu. O čia gaunasi, kad aš ir pilingą rankom pasidarau, ir gaunasi kaip ir manikiūras, viskas viename. Taip, kad apie šitą dalyką nepamirščiu siūlau tikrai. Proga kalėdos, sakysime, ateinami, supakuota gražiai labai. Labai gražų žodžiai yra parašyti rusų kalba. Ta tema, kad jūs daug dėl mūsų darėte, daug dirbote, jūsų rankos labai pavargė, jos negavo dėkingumo. Tai vat, su šita dovana mes norim pasakyti jums didelis ačiū. Taip griebia už širdelės, gražiai, maloniai, supranti, ir kai būna kartais tikrai nori žmogui kažką pasakyti ir neturi ką. Nu, paimi ir perskaiti, nes špargalė yra. Ir yra tenais 4 net tokie tekstukai, pasirinksi kokį nori. Tai va. Apie šitą dalyką labai norėjau papasakoti ir papasakojau. O Jolita filmuoja, šaunuolė, mergaitė. Tetulė, kaip ateis, tai papasakosiu dar apie pagalbę.